Sveiki. Norėčiau trumpai paaiškinti šią užduotėlę, kaip atlikti Python kalbą. Mes turime vėlgi Petriuką, kuris mokosi kelti skaičius kvadratu kubu. Na, suabejoju savo atsakymais ir parašė programą, kuri visą tai jam patikrintų. Kaip skaityti skaičius jūs jau mokate, aš norėčiau tik parodyti apie formatavimą ir kėlimą laipsnių. Sakykime, mes turime kintamąjį a, kuris yra lygus 5. Kągi dabar reikėtų padaryti? Kaip patogiai išspausdinti gražų atsakymą ir pakelti kvadratu arba kubu. Naudojame komandą print, įsijungia formatavimą su F raide, kabutėse rašysime tekstą. Pirmiausia yra spausdiname A reikšmė. Tai riestiniuose skliausteliuose parašau A, dedu tarpą ir rašysiu tekstą. Koksgi man dabar reikalingas tekstas? Aš tekstą nusikopijuosiu, kad man nereiktų perjunginėti langų. Štai taip. Man reikalingas tekstas kvadratu yra. Tai kaip minėjau, čia paliktas yra tarpelis. Spausdinamas tekstas kvadratu yra. Vėl dedu tarpelį ir riestiniuose skliausteliuose aš noriu kintamai A pakelti kvadratu. Tai atliksiu su štai tokia komanda. A, dvi žvaigždutės, tai yra 2 daugybos ženklai ir pakelti kvadratu. Lygiai taip pat galima pakelti ne kvadratu, bet kubu. Tai pakeičiame tekstą kvadratu yra į kubu yra ir vietoj dvejeto pasirašau trejetą. Ir turiu štai tokią programą. Primenu, skaitymą jūs turite susitvarkyti patys. Ir dabar patikriname ir matome, kad 5 kvadratu yra 25 ir 5 kubu yra 125. Taip kad toks formatavimo kartu su veiksmais užrašymo būdas yra tikrai paprastas ir aiškus.